Labas vakaras, čia 24 valandos. Šiandien mūsų laidos žurnalistai paruošė net 4 naujas istorijas. Kviečiu žiūrėti. Ugnis prarijusi jaunos šeimos laimę. Kaip yra skaudu, atrodo, 13 kiek metų vargom ir per 2 valandas nieko nebėra, nieko. Močiučių muštynės. Žudiki, žmonių vaikų žudiki. Lįsk man į akis. Palikimo dalybos. Tai kieno pinigai dabar? Joks asichroniškas drožklauk. Ir iš meilės likę skudurai. Jūs dar norit, kad jį grįžtų? Kazimiera jau įpusėjo 90. Moteris sunkiai vaikšto, tačiau, kaip pati sako, yra šviesaus proto. Kazimiera mums paskambino, norėdama įskųsti savo brolį. Neva jis pažadėjo suremontuoti namus, pasėmė krūvą pinigų, o darbų taip ir netliko. Aš jau žinau, kad skambindama Kazimiera daug ką nutylėjo. Taip pat žinau ir tai, kad močiutė, tikiuosi, Kazimiera nesupyks, kad ją taip vadinu, įsivėlė į muštynes. Šeimos konfliktą malšinti išvyko Žilvinas. Tai brolis pasiskolino pinigėlį. Jis neskolina, jis mane apgavo ir išviliavo iš manęs. Pasakė, kad tą namelį, kai nupirkau, tai jau čia nieko nedaryta, buvo čia viską pati pasidariau dabar. Tai sakė, aš tau viską sutvarkysiu ir kaminą nutinkuosiu ir malkinę tos stogą uždengsiu ir namą nudažysiu, duok tu man pinigus. Tai aš jam daviau lietuviškais 2500. Nu, vot, įeisime virtuvėje, matysite, kiek grindų įdėję tik tai už tos 2500 ir nieko daugiau nepadarė ir dabar tų pinigų nebeduod man. O aš jam, jis dėl to man tai prižadėjo, kad jis visą laiką važinėja ir prašė, kad aš užrašyčiau dukrai visą savo palikimą. Kai vaiks mirė, aš labai silpna buvau, aš 3 metus šoke buvau. Ir tuo metu, kai jūs išgyvenote savo sūnaus tragišką mirtį, jums brolis siūlė perrašyti turtą savo dukrai. Taip. Gerai, o jūs savo paskutinės valios nepakeitėt. Vis dar testamentas yra paliktas to apgavusio brolio dukrai. Ne, atėmiau. Šitas laminatas įdėtas. Nu. Aš viską sutikau, kaip jis darė, bet paskui aš atvažiuoju vienas iki, antras iki, kad tam nameliui nieko nedaryta. Jėzus Marija, sakau. Gyvolys, vagis, bandytas, kitaip aš jo negaliu pavadinti niekada. Mirdama aš jam nedovanosiu niekada, kaip jis man sveikatą suėdė. Daug nervų kainavo, ar ne? O Jėzus, kiek aš prisiverkiau parvažiavus. Paskambina į 4 dieną į savo namų. Rapužę to, atsiprašau už tą įsireiškimą. Iš kur tu pinigų tiek ėmei? Juk aš visus, jis paskutinis iki atvažiavo 170 litų turėjau paėmus pensijas, jau nusijėmus valgymui,tus pačius atėmi ir išvažiavo. Pasakiau, nevažiuok daugiau, bo aš tavęs neįsileisiu. Labą dieną. Mes juodo ieškom. Bet tai matau, žmogus šypsena veidė. Ko prireikia? Ką? Ką tiesiog? Pinigų. Mažai dar turi. Aferistė ir paskutinė pamatinėse. Tai aš žinau, aš iš tavęs jau senai po žodžius girdėjau. Išvadina ir ką, ir visokiais žodžiais. Tėvs naus, tosios dvasios saman paskutinį brudėsi, tau tualetė tik tai eiti į bažnyčią ir įmelsti iš tualetę. Mergai užrašiau viską palikimą, tai tu juk sakė, Juzuks atvažiuosime, tau padėsime, jų viduko vaikai nepadės, tau jie
jie niekada nepadėd mergas, mes viską... Aš apie tas mergas tamstai nekalbėjau. Kasi, a tu galvoji mirti galvoji? Ką? A tu galvoji tokias neteisybės šnekėdama? Tu čia negalvoji mirti, tu, ne. Jūs ir jūs... Gerai, palaukit, Juozai. Nuvažiuotumėt į Jonavą, kur ana gyvena. Paklaustumėt, kas ten do žmogų. Ploja rankom, kai išsikėlė ir džiaugia žmonės, ir mojava, ir ploja rankom, sakė, paskutinė broda nebelieka. Tik vadini ilgą liežuvį, kelmės ilgą liežuvį visą laiką. Gerai, ponas Juozai, pabandom, mes... Mes atvažiavom ne bartis, bet pasikalbėti. O tavės aš neliečiu, aš tik tavę liečiu už tą, kai aš daviau 700 Juzukui. Nebuvau. Nu kaip nebuvai šitan so pasėdėjai, Kazė, tu nebijok, mes nepavoksime, mes atiduosime, aš viską užrašau, aš viską rašau. Turim, kur pirka, kur remontavo, kur visko ir jai negali jai atiduoti, nes ana iš nebūta būta padara. Tie šit statai, kur darė remontą, nejudinta, tik grindis įdėję, 3 metrus grindis įdėję. A nori, kad aš šau mausą, jis nukitiesiai prie to, tai tu nieko nenorėsi. Leiskit, moteris... Aš tavęs ant akių matyti. Paprašykit, kai išeitumai. Žinot, Aš negaliu. Iš kur išeiti? Iš savo namų? Patrobos močių. Nori, aš tavę tu jau iškelsiu. Prašau, nemojuokės Aš man tavę porą. iškelsiu lauko. Gerai, Išnekėsime be tavės. gerai. Arba parduoti. Leidžiu, šnekėkit be manęs, kiek norit. Šauk lauko iš mano kambario. Aš nestovėsiu. Šauk lauko, aš tau sakau. O tėvo našauni pirmą, aš paskui. Patrobų. O ana tokia ir yra. Kada atiduosi man pinigus? Eik ten į trobos. Išeik, batoj, kai dėsiu su lasda, tai nereiks. Juozai, būk žmogus, te gana išeini. Juk mes abudu tarpusavės turim šnekėti. Ragame, su tokia aferistė. Su aferistė tokia ar galima šnekėti. Nu savo vaiką namą su Maričia pirmąją teisės kokius 7 metus mūsų. Viduks teisė, jinai teisės. Už mane negrožuosi su pirštu. Smalsu irgi. Brodė to paskutinį. Einam lauko, aš tai negaliu čia sėdėti. Nevaidink. Ne tokia kai tu. Žudiki, žmonių vaikų žudiki. Čia už tokius kaltinimus žinokit, jūs tikrai vieną kartą prisikalbėsit. Sūnaus namą pardavėjai. Ir ne vienos kapeikas netidavė. O kam turėtų duoti? O kam turėtų duoti? Sūnui tai reikėjo atiduoti. Turi 2 sūnus. Jinai viena miręs dabar. Man į akis. Jėzaus Marija, ką jūs čia dabar moteriškės darote Čia dabar? paražyta Jau sašau, prilindus Jėzus, matė, tu negali ten stovėti. Brodė, buvo lauko. Juk matai, kada nupušus yra. Dieve man. Jie psichinė reikia eiti, išvežti. Dabar taip, sėdate, aš iš jūsų lasdą konfiskuoju laikinai. Prisėskite. Lieka brolis ir jūs. Ogu ne su vienu kaiminku, ne su vienu nieka nesiskaita. Ana brodė, paskutinė brodė yra. Zivalionkus daro. Tai aš paprašiau tiesiog, kad Peilį, nu. peilį, bulvių skuteklį. O matai, ko ana išgalvoji. Ana Nudursi su jom. Ane nudursi su jom, sakau, su tuo peiliuku. Jeigu jinai nudurs su šito peiliu, tai turbūt jūsų lasda gali iššauti, ponia Kazimiera. Ana lasda sulinksto jau, ana čia plona. Prašom, skaitykit. Ir sumas. Taip, elektros laidas, tai 15 eurų. Dar vienas laidas, o čia koks laidas turbūt nepamenat. Čia mūsų irgi bus kažkoks tai. Cementas, taip? Taip. Cementas 15 eurų, 55 Čia eurų. ne eurai. Čia litais. Izoliacija. Lentelės. Viso mes dabar turime 610 litų. Taip. Kiek tau? Tai Juozai, kiek pinigėlių buvo įteikta remonto darbams? 900, antrą kartą 900 litų. 1800. 1800. 1000 pirmą kartą, o kur daviau 800, daniki buvo, kur daviau 700, daniki Tu buvo. man 2 kartus 3 pedavai. kartus daviau. Nu tai 3 žmogus. kartus daviau. Turėk tu dink vavilką, dink iš akių. Tik kodėl dar daugiau nenori priskaičiuoti? 110 už vandenį sumokėta.
abonentinį. Lieka 1080 litų. Už mišes, kiek aš dabar neatsimenu. Už viduką. Už viduką. Užpirka Nijolė, o Juozas atidavė pinigus. Iš tavo pinigų. Lieka 1020 litų. Lieka 1020 litų, aš jai skolingas. Taip. Taip, gerai. Ar buvo laikai iki šitų darbinių santykių atsiradimo, kada jūs su švogerka galbūt prie bendro stalo šakotį valgydavot? Buvo. Buvo geri laikai? Buvo laikai geri. Atvažiuodavo, kas antrą sekmadienį atvažiuodavo ir su antrųjų vyrų gyvena su bajoriūnu. Atvažiuodavo, visada pavalgyti duodavau. Ir išgerti duodavau ir visko. O kad mėsos atveždavau po pusę paršą, kai nebuvo, žinai, parduotuvėje, niekur nebuvo. Jėzau, Marija. Jaulių neturėjo? Paršą ant aukštą prirūkydavo ir būdavo dabar. Ana dar buvo kitokia biški, bet panaši buvo, visą amžių buvo. Šventą paveikslą negalite. Nu, tai sakau, Dieve mano. Jėzų, paskutinė vakarienė. Pasiimti neškis. Tikrai Ana David ir degu vežas. Tegu važiuoja į brūdėj paskutiniai. Negali turėti. Ne. Galima šventus daiktus laikyti. Duok man tą dokumentą, kur tu rašai, kiek aš daviau. Tu daug ką šnekite, čia tavo žodžia ne viena teisinga. Viskas Kaip nušluoti. ten Danas apšnekėjai, kaip ten tos Danas. Kaip dabar, jeigu nori... Juozai, tylos, prašau, tylos. Ponas Juozai reikalauja šito spektaklio pagrindinis veikėjas 420 litų. Eurais 122 eurai suapvalinus. Bet ir kodėl, kur dinga, kad aš daviau 1000 litų? Palaukit, Kazimiera. Gaunam dabar 122 eurus, einam į restoraną, pasiimu šventą paveikslą. Aš Argi tau blogai? sakau, kad eisime į restoraną. Kad ir neduos man eisime į restoraną. Juk aš tau sakiau. Kad ir neduos, einam į kažkiek, kai stovėjai. Einam į restoraną. Nebereik nieko. Nereik. Jeigu man tu negali atiduoti, kiek aš daviau, kur man aš nevubagė, tu sakai... Už darbą prašysiu iš tavęs. Nu tai pasiliko dabar to 100. Už darbą mes neskaičiavome, ar ne? Skaičiavom, nes nieko. Kodėl sakai, kad... Mėly žiūrovai, specialiai stoviu tarp šitų dviejų karštų moterų, kadangi pamačiau, kad gali būti kova. Jis man į akis. Nes daug Štai taip linksmai mus išlydi brolis ir brolio žmona, sako laimingai sesutė. Sykė girdi, ne pirmas sykė. Žilvinai, kad laimingai parvažiuotumėt, kad niekada jums nebūtų bloga, kuo ta pardara, brodi. O čia tai bent, ačiū jums labai. Prašom, ponia Kazimiera, vaišinkitės. Dar ne paskutinė vakarienė, bet štai kokia Tarp mūsų skani. paskutinį. Tarp mūsų paskutinė. Jau nebeskambinsiu. Neskambinkit. Nu, neturiu dėl kuo. Įsisenėjęs brolio, sesers ir brolienės konfliktas šiandien tikiuosi baigtas visiems laikams. O jei Kazimiera ir vėl su ko nors susipyktų, patarčiau laikytis atokiau. Smūgiai lazda gali baigtis kaulų lūžiais. Dar viena tema. Važiuojame į Krakes. Gražvydas, neseniai palaidojęs tėvą, tikina, kad giminaitės netiduoda po laidotuvių likusio tėvo palikimo – 800 eurų grynais. Pasirodo, Gražvydo tėtis prieš mirtį buvo sukaupęs pinigų laidotuvėms, tik juos pervedė ne į sūnaus, o į giminaitės sąskaitą. Kur dingo pinigai ir kam jie priklauso, aiškinasi Aida. Čia yra mirties liudijimas. Taip. Nu, paprasčiausiai manim naudojasi. Prieš 1,5 metų mamą palaidojau. Nu, ir čia kiek va sumokėta, man padarė nuolaidą didžiausią. Dar tuose dokumentuose buvo įdėjęs 40 eurų ir tuos išnėrė. O jūs jai viską atiduodavot grynais pinigais?
Taip, viskas buvo grinais. Aš tik nesuprantu, kodėl jūs jai atiduodavo tuos pinigėlius. Tėtis kažkaip paskui, tėtis sako, padariau klaidą, sako, su tau sunyti, sako, bus problema, sako, atsimt. O tai ir gavus problema. Atsimt. Nes kaip ir tėtis turėjo jums tuos pinigėlius. Tai Ne, jūs po sakėt- mirties, kad aš turėjau pasimti juos ir aš jį palaidot. Aš kaip mamą palaidojau, aš dėl to grįžau iš užsienio, aš ten negyvenu. Ir va tai va gavusi. O jinai, kai pradėjo vadovauti dabar. O jinai, kas jinai tokia yra? Tai yra jūs... Tikra pusseserė yra. Tai jos... Bet aš ją labai nedaug pažįstu, nes aš, kai Lietuvoje negyvenau, tai aš ją tik tai paskutiniais metais pradėjau pažinoti prieš 2 metus gerus. O tėtis jūsų su ją bendravo, vadinasi... Ne, prieš tai ne, kol aš nesusipažinau. Bet Jisai žinojo, kas tokia yra. Ir mes ją pasitikėjom. Bet gerai, ji sako ką, kad aš išleidau tuos pinigus, aš jau... Sako, aš tavo met nepadarysiu, sakau, ar tavo ten kapai, ar tavo biudžetas, tu su savo tvarkyk, aš nelendu pasiūmęs. Jie mane tokį debilų kažkokį laiko. O jūs dabar jūs neturit pats savo brolių, seserų, Ne, aš... tėvai mirė... Viskas, aš vienas likau. Viskas. Atvažiavome pas Vandos mamą sužinoti, kaip mums rasti pačią ponę Vandą. Aš čia ko noriu. Čia Gražvydas, teta. Tai kaip čia atsitiko su tais pinigais? Taip ir atsitiko, žinokite. Tas Aleknavičius Jonas, tai jis mano brolis. Jis mano tikras brolis, jauniausias. Sako, aš noriu biški pas Vandą, sako, biški pinigų palikti. Kai aš numirsiu, sako, kad man būtų laidutuvim. O tai kodėl jis nepalieka sūnui? Jisai sūnus, sako, jis viską prageria, iš manį, sako, viską traukia, žinokit, tos pinigus, sako, duok, jis matai skambina, supranti. Sako, duok, sako, sako, jau baigiama visus pinigus, sako, nebus nelaidutuvim, va taip pasakė, va taip jis pasakė. Ir gerai, mes tada iš Kėdainių važiuojant, užvažiavom pas juos. Gražvydas guli girtas, draugutė 2-3 prispjaudyta, priminta, prigryčia. Man kiaulydė? Gyvenime nebuvo kiaulydės. Tu mane neaiškik. Mano dukra, supranti, paėmė viską, patvarkė tos lovos. A jūs buvot? Buvau, išloja. Atvažiuot, tai išvirk makarono, išvirk to. Ką valgyti nepadariau, da dukrai. Nešnekėk, tu moki Ką nešnekėk, nesąmonė? Tai joksas ironiškas, visime ironiškas. Tai gerai, tai kieno pinigai dabar? Palauk, aš pasakysiu. Sutartis buvo parašyta po mirties, kad aš tetį palaidoju, tik tai į sąskaitą, kad padėtų. Niekas ten nėra parašyta, kad... Ne aš šneku apie savo reikalus, o ne apie tą. Gerai, šnekam. Kai jūs šnekėjai kožną dieną, apie jokų pilną greičio kožną dieną, kada neužvažiuoji. Pasižiūrėk į savo vaiką, kaip atvažiavo po keturdienį vaiks tavo. Pusbrolis Valdimka, tavo vaikas, tavo švagerys. Net negeriau su jais iš viso. Kas pradėjo muštis? Ką atsikėlus, ką čia darom? Čia apie tos nešnekėk, man reikia šnekėti apie savo, kur... Tai nešnekėk nesąmonė man tada. Man nešnekėk. Melagis meluoja, tėvui melavai, jis meluoja, traukia, sako, pinigus paskutinius. Tai supranti, jisai sako... Tai tavo giminė traukia. Palauk. Kada Alvidus atiduos 300 eurų, 1000 litų daviau per mamos laidotuvės? Kam davė? Alvidukai. Tu melagis. Ką melagis, aš šnekėjau telefoną po metą. O Jėzus, 300... 1000 litų daviau kraksą. Eik nešnekėk, geriau nešnekėk, melagis esi. Tai tu melagėsi dabar. O čia tai tu melagėsi. Aš iš tave šitų nesitikėjau. Ai kaip tu melagis, drožk lauk. Von kalėda, pasakyk man, aš važiuoju pas Vandą, pasiimti pinigus. Drožk iš greičius. Von Jėzus, ta melagis, amžius pragėrė tėvui viską. Jie susirašė, reiškia, kad tiek į tiek padedu pas Vandą pinigų. Sakau, reikia dabar, sakau, metiniai palikti. Tik metiniai reikia palikti maždaug, sakau, ant kiek žmonių, kiek jau reikės. Ir paskui reikia, sakau, vardą jo iškalti prie žmonos yra lentą. Paminklas.
Tai sakau, tos atskaičiuokit, paeikit, likusi, sakau, jiems, sakau, jam atiduok tos visos, jinai taip pat šitą tos atiduoti jam ir viskas. Norėjo palaidoti dėdelį kaip be mūsų žinios, jis norėjo kaip jį, atsiprašant, kaip šūnį kokį. Dabar palikau metiniam normaliai, aš nei vieno cento, sakau, neimsiu, sakvasilę, tu žinai, ką aš tau sneku. Nu, pašnekėjau su tavo pusseserės mama. Net nežinau dabar, kieno čia yra teisybė. Su Vanda kalbėjau telefonu. Vanda sako taip, jog tavo tėvelis pinigėlius padavė ne tai, kad tos pinigus perduotų tau, o padavė savo laidotuvėm. Kad jį palaidotų gražiai, kad suruoštų metinės, kad suruoštų keturnedėlį, kad ant paminklo uždėtų lentą ten. Kas pastatė? Aš jį pastačiau ją. Nu, kas pastatė? Tai va, sakė, tiek, kiek liks pinigėlių nuo metinių, nes dėdė Jonas, tai yra tavo tėtis. Tai man dabar reikės metus laukti laiką, kol pinigų nepasimsiu. Matai, jis sako, kad ten jau jų nebedaug ir liks, atskaičiavus visas keturnedėlės. A kas prašė jos? Metinės. Tavo tėtis prašė jos. Labas. Žiūrėk, dabar kaip sutarty yra parašyta? Ar į banką padėti pinigus, ar laidotuvėm parašyta sutarty? Ką? Yra parašyta į sutartį į banką. Į banką ir viskas. Dėdelio žodžiai yra liudininkai 3, su kuriais buvom, o tu buvai iki žemės graibumo 4. Mūsų kviesti visi žmonės. Klausyk, aš tau pijokas? Jo. Keturnedėlį buvai kaip... Žiūrėk, kaimo pamatys, aš tau ką padarysiu. Na, kodėl tu nestovi dar dabar? Aš tikrai šiandien... Tu tik žinai, kad aš į užsienį turiu išvažiuoti. Per tavį neišvažiavau. Prieš 2 savaitės turėjau išvažiuoti. Oi, šitą subinę galiu šnekėti. Beprotinai. Renku. Ir tu tėvukas stumdai, ir mišiai. Vieno žodžio negražinėk pinigų, bus galiu tiesiai išvesti. Paskutinis. Visi liudininkai esam, kurie... Neapsišė gerai, melagė. Kokia motina, tokia dukra, toksai tavo, tas brolis. Nesikeik. Gerai, Vanda, kadangi... Koks mūsų reikalas, Neliesk į svetimus šeimas, aš ateinu pas tavį, prašiau duonos, atvežiai valgyti kada nors. Vaistų tėvai nupirkai, o nupirkai tu padla. Ką tu atveždavai, gyros atsiveždavai, da tau makaronų turėdavau virti, Kas ten buvo, pasakyk, iš vakaro vakarės dymas, ant rytais slegimas, ir bet tu pats sakai ant pietų, nešu po pietų valgyti, jisai sustingęs. Tu susna, jis 4 valandą tik keldavusi, nakim valgydavo. Ką tu žinai, tu iš viso nieko nežinai. Paklaus kaimyną, tau pasakys kaimynai, visi draugai pasakys. Gerai, dabar apibūdė. Susna, tu dink man iš akių. Pamatysi, aš tau karnas paleisiu. Aš tavi į mentūrą perduosiu, girdi, pamatysi, kas bus tau. Nu, blema, gali važiuoti į Mirončkį, parodysiu tom kaime. Pasiklausinėsime. Gerai. Ar aš pijoks, aš nepijoks. Gerai. Geria ar negeria, pasakykit? Negeria? Pažįstat šitą žmogų? Pažįstu. Žiūrėkit, geras žmogus jis. Geras. Geria? Ne. Negeria, nepijokėlis? Ne. Aš nepijoks, negeria. Negeria? Ne. Geras žmogus? Jo. Geras vaikas Gražvydas buvo. Geras vaikas. Geras vaikas, nepijokas? Ne. Geras. Padeda jum ką nors, va? Ateina ir padeda, labai geras vaikas. Bet žiūrėkit, Vanda, sąžiningas žmogus, jinai Oi, tikrai oi, neišleis. labai protinga mergaitė tikrai. Čia reikia ačiū pasakyti, kai jin viską tai Sutvarkė. tų pinigėlių palika, kai viską tą dėdę pakavoja. Nu, matai, ne visi tai blogai apie tave galvoja. Bet tik taip, bet žiūrėk, kaip ir tavo teta Bronė sako, kad kai jau viską sutvarkys iki galo ir kas liks, tai tau pinigėlius grąžins, nes Vanda yra sąžiningas žmogus. Aš vieną galiu pasakyti gyvenime. Pinigai žmogų gadina. Mes atvykome pas Gražvydo dar vieną pusseserę. Giminystės ryšiai man jau susimakalavo visiškai. Kaip supratau iš Gražvydo pasakojimo, tai yra ponios Bronytės, močiutės, po kurią mes taip pat buvome aplankę, sesuo. Gavai pinigėlius? Viskas tvarkoj? Dabar tik tai mano paskutinis klausimas. Ar mes tau pagelbėjom?
O dieve, ne ta žodis. Padėjom. Aš tavęs niekada nepamiršiu. Vargais negalais pinigai jau Gražvydo kišenėje. Velionio nebepaklausime, kodėl gimė nepasitikėjimas sūnumi. Dėl dažnai kilnotos taurelės ar dėl kitų, dabar jau niekam nežinomų priežasčių. Svarbiausia, paskutinė Velionio valia išpildyta. O ką su likusiais pinigais veiks Gražvydas, jau ne mūsų reikalas. Kita tema – apie meilę, kurios dzūkas Albertas negali pamiršti. Meilę, kuriai priešinasi Alberto mama. Ir tikriausiai nebe pagrindo. Albertas tikina, kad nori susitaikyti ir susigrąžinti savo draugę Zitą, su kuria kartu išgyveno 14 metų. Zita už Albertą vyresnė, turi vaikų ir jau suaugusių anūkų, pas kuriuos ir išėjo gyventi eilinį kartą susipykusi su Albertu. Meilės trikampis – vyras, vyro mylimoji ir vyro mama. Trikampis, į kurio pinkles pakliuvo ir Aida. Pasižiūrėkime. Sveiki! Labai Kaip laikote? blogai, labai yra. Kodėl? Blogai. Nėra vienos pusės ir nėra viskas jau. Nu tai gerai, papasakokit nuo pradžių. Nu vakar buvot susipykę, taip? Dar vakar buvot susipykę, šiandien ryte susitaikėt? Taip, viską bum susitaikė, viską ir viltas pasiyra. O tai, Nežinau o tai ką dabar. negero padarėt, kad jinai dabar supyko? Kaip sakoma, ne savo protų gyvena. Nu, Bet ryte vaikų gi buvo protų. viskas gerai. Nu tai, sakė, jeigu nebus motina, sakė, aš tada Albertui gyvensiu su tavimi. Eina jis čiortą matą, paprastai pasakė. O kas negerai? Papasakokit. Kas negerai? Kiek jį buvo pas mane, aš su ją jokių bendrų neturėjau. Nei aš jų valgiau, nei aš pas juos kambarintėjau, nei aš televizorių pažiūrėjau. Tai jūs nieko jiems netrukdėt gyventi? Ne, aš dar mane galėjau gyventi. O jį čia dabar tikrai nepareis. Tikrai aš nepriimsiu. Nerėk, man. Aš nerėkiu, bet tai tikrai Aš ją myliu ir noriu ją susigrąžinti. Ne, jokia mata. Jokia mata. Nepriimsit? Ne. O kodėl jinai jums negera? Už tai negera, kad viską jau pradėjai mane visai užauskų jį paverti. Juos jau viskas čia buvo. Aš jau nei namų neturėjau nieko. Ai, jinai čia tokia kaip šeimininkė atėjo ir jūs Taip, kaip šeimininkė. į Į šoną. O žiūrėkit, bet tai gal neblogai, jeigu vat, kita šeimininkė jaunesnė, jums viską paruoštų maistą. Ar man paruošiu, aš neparagavau nei tokių kasnelių. Nepadarė nieko, nepadeda jums? 14 metų jinai yra vyresnė už mane. Nieko Tai ne. jau trobą gal sutvarko? Sutvarku, pažiūrėkit, kaip atlaidu taroba. Mano taroba tokia nebuvo. Man valgyti nedavė sėdėti ant kuchnios. Ja įveda, aš negaliu, sako, aš šios puodus laižau. O. Tai Albertai, tai gal jums nereikia tos moters tokios? Tai reikia jaunų. Moteros, būtų nedurna, nepijokė. O tai Įgi šita dar ir pijokė. Pijokė amžina. Būdavo parsineša, buvo, kada jis nedirbo nieko. Tai jį eina. Tai jau iš darbo, tai buvo, kad paėneša tą lausą, iš napso, būdavo atsisėda, išgeria tada mušas. Baras tada. Aš nesimušiu viskai, bet kad jinai pradėjo, tai aš tada jau negaliu. Tai ar jums dabar reikia tikrai susigrąžinti tą moterį, kuri Norėčiau skriaudžia? susigrąžinti, da. Ne. Tai jeigu mama neleidžia, tai kur jūs ją susigrąžinsite? Ne. Da, norėčiau taip. Bet dar negrįžtų pas mane gyventi. Bet tai žiūrėkit, mama neleidžia. Negrįš. O kieno čia šitas namas yra? Mano. Mamos jie. Tai kaip jūs parsivesit, jeigu jums mama neleidžia? Sako, ne ir viskas. Ne. Nebent jūs galite eiti pas ją gyventi. Ne, jau ten jau neįsiu. Čia jam akį išmušė, va šitokia čia buvo anūkas Šitą vakį atvažiavęs. man buvo iš Buvo, bagažos. aš būtų mėginus, tai būtų pasmaugę Tai maršą. paėmiau peilį viską, tai peilį sulankščiau viską. Ne taip pataikius, kaip bet peilį viską. Tai aš kaip atlaikiau, jeigu laigirta ant lovos ir užuot pečių jam akį išmušė anūkas atvažiavęs. Čia yra nuo mamos viską priklauso. Aš norėčiau tą ją. Tai mama sako ne. Ne. Vežat rūbus. Tai kur dabar man gyvena? Dabar reklama, iš karto po jos tęsime laidą. Likite su LNK.
Bijuokė tu. Jūs dar norit, kad jį grįžtų? Ugnis praryjusi jaunos šeimos laimę. Kaip yra skaudu, atrodo, 13 kiek metų vargom ir per 2 valandas nieko nebėra, nieko. Jūs norėtumėt, kad visus tos daiktus buvusios Visus moter- išvežti kad iš visus manęs. išvežti ir kad jinai čia daugiau negrįžtų. Negrįžtų, nes ne jos ant tikrai nepriims. Ne. Va, viskas stovi, man kad viskas iš šitos kartus išeiti. Tegulis ne mažai man čia. Tai tegu ten stovi. Nestovės. Pasakiau, jos daiktų čia nebūtų. Sumašyta viską. Išsiskirk. Aš pasakiau, kad jos čia nebus daiktų. Nebus. Man jos ateis rūbų čia imti, kad mane apvogtų ar sudegintų. Oi. O jinai ir grasina jum? Vajedus, sakė, užmuš. Albertai, čia yra žingsnis į naują jūsų gyvenimą. Taip. Gražinsime keletą Zitos daiktų ir parvešime Albertą namo pas mamą, kur jo laukia mama. Ir mama gal atgaus truputėlį ramybę, nes žinos, kad Zita čia nebegrįš. Labą dieną. Labą dieną. O kas čia? Žmona mano. Čia Zita? Jo? Na, žinai. Tai žiūrėkit, mes tik daiktus jūsų atvežėm. Tai mes tik daiktus atvežėm. Nereikia, mama, kad praeis aš nuvažiuosiu pasiimsiu. Tai kad sakė, nepriims mama jūsų. Va čia va ir dėkit kur nors. Gal taip nemeskit labai? Man Bijuokė vagėlį, visų pasaulio dabar apišiepsi. Eik va, pasiimk. Kuos durniau? Invalidai įsirengia. Bijuokė tu. Amžinas vagė. Va, pasiimk. Mandrumas apsišėksi, prisišėksi kelnes tu. Bijuokė tu. Matot kaip. Žiūrėkit, jisai sakė, daugiau nebenori, kad jūs ten atvažiuotumėt. Maža, ką jis nenori. Ar gal jį paduoti? Mokėjimo beratus atėjęs, toj subadysiu. Va, pradžiai yra. Tu bijuokė, tu įsipagiriuok. Eik, nelegaliai tą dirbi, tu užsičiau. Pabučiuok, tu man žiknon. Slavonas. O, matai. Garsiau, matai, Slavūnas. Ir jūs čia dabar norėjote dar susigrąžinti šitą moterį, Albertai? Norėjau. Dar norit? Norėjau, kad jie va sėstų ir važiuotų, parvežtų tą. Ir dabar dar norit? O čia negaliu be jos gyventi. Kaip Po aš ją viso myliu. šito kainai čia dabar sakė, jūs dar norit, kad jį grįžtų? Da, aš pirmą kartą aš taip pamačiau, kad jinai tokia yra. Aš negalvojau, kad jinai tokia yra iš vis. Sakom, kad nematyčiau. Niekad gyvenime jau dabar viskas jau. Tikrai? Taip, va, persižegnoju. Viskas. Nenorėjau pusę metų, atsiprašant, su visais, tegul viskas. Jeigu norite viską, prašome, skambinkite mano telefoną, pasaidę. Mano numeris yra. Prašau, noriu sąžiningos, geros, darbingos moteriškės, kad kaime gyventum. Mielos moteris, skambinkit. Albertas jūsų laukia. Zitos daiktai sumesti krūvon, likusius Albertas gavo leidimą išmesti arba sudeginti. Nors pats Albertas tikina, kad buvusiosios niekada neužmirš, bet į naujas pažintis jis irgi nespjauna. Jeigu jums patiko šis vyras, galite skambinti laidos telefonu. Ir ką gali žinoti, gal pavyks sukurti naują šeimą. O dabar paskutinė tema šį vakarą. Sakoma, kad vagys nusiaubę namus palieka bent jau sienas. Gaisras sunaikina viską – daiktus, turtą ir net prisiminimus. Skaudus pagalbos šauksmas likus be namų.
didžiulė šeimai įvyko nelaimė. Bandau kažkom padėti, kuom galiu. Šeima pasimetusi yra, nes sudegė 3 nepilnamečių mergaičių namas. Netgi vaikai liko be stogo virš galvos. Vaikai liko be stogo. Tai labai norėčiau, kad prisidėtų Lietuvos žmonės, kad prisidėtų visi savo gerumu ir parodytų šeimai, kad stebuklas gali būti. Žilvinas. Malonu, Eglė. Eglė, kada įvyko šitą tragediją? Praeitą penktadienį. Čia prieš savaitę. Taip, prieš savaitę. Minėjau, kad turi 3 mažamečius vaikus. Taip, 3 mergaitės. 13, 10 ir 7. Nėra ką pasakyti, suprantat. Dar gal to laiką tur praeiti, nežinau. Iš tikrųjų grįžčiau nugriauti, čia būtų ramybė, ne tiek matyti, viską reikėtų. Eglė, jūs pati matėte, kaip liepsnojo jūsų puoselėtas namas? Taip, grįžau, aš dar nebuvo gaisrininkai pradėję gesinti iš darbo, kai grįžau, kai paskambino kaimynė, mano draugė. Taip, bet visur rūkas stovi ir žiūri, kad niekam nebegali padaryti nieką. Viskas savo rankom statyta, viskas. Vyrs viską pats statė, draugs padėjo. Ir viskas, ką turėjom, patys turėjom, tik patys. Niekas, jeigu nieko nepadėjo, niekas. Mūsų kambarys čia buvo miegams, nes čia jau dasistatėm. Čia buvo kalidorius, va. Čia buvo vonė. Vonė buvo, nemaža vonė. Tai va, vaikų kambarį buvo va čia viens. Ir ten per visą namą senam name, kai tas tai visas per visą namą. Eglė, aš netgi matau, kad štai čia ant šitų perdangų yra pakibę vaikų sąsiuvinių likučiai, ar ne? Taip, kas lika. Sakau, nenoriu čia net važiuoti, kai stoda viskas, suprantat. Sunku labai. Kaip pats viską savo rankom daryti labai sunku. Kaip yra skauda, atrodo, 13 kiek metų vargom ir per 2 valandas nieko nebėra, nieko. Nieko. Ar aiški gaisro priežastis? Taip, aiški. Nuo televizoriaus. Nors nebuvo elektros visą dieną soduose. Nuo 10 dienos valandos iki 4-5 vakaro. Nebuvo elektros. Ir sako, kad nuo televizorių gaisras. Visuose soduose pjovė medžius ir matyt buvo išjungę elektrą, bet nepranešė žinutė. Tai praneždavo kitą kartą žinutę mums, dabar nepranešė. Va tas senas namas, va. Ką nusipirkom, va šitą plotą ir viršui, va iki laiptų, per vis, va čia. Nusipirkom. Tiek ir nusipirkom. tą namelį tokį mažumą. Visą šitą grožį, ką mes dabar matom, tai buvo senas sodo namelis, o prie jo po to lipdėte... Jo, lipdėm kambarius, vis tiek 3 vaikai mažai. Taip, va čia ir kabėjo televizorius ant tos sienos. Vakar. Ko labiausiai dabar trūksta, išskyrus žmonių atjautos, nes kaip suprantu, tikrai tiek kaimynai suvokia viso šitos situacijos tragiškumą. Taip, žinokit, aš kaip sako, kad kaimyns juokas, kai kaimyną namsdek, čia tikrai netiesa, tikrai žinokit netiesa. Nes taip aš nemoku pasakyti žmonėm ačiū, kaip mane padedi iš tikrųjų, kaip į vyrą sąskaitas siunt, kad ir po 3 eurus, ir po 5, ir po 100, žinokit, tikrai. Žmonės, tai aš nežinau, čia man prieš valstybę palyginti žmonės nėra ką. Iš tikrųjų nėra ką. Ko labiausiai trūktų, kokios paramos iš mūsų tikėtumėtės? Ką tikėtis, atrodo, tų rūbų žmonės paukoja, dirba malgas, užsidirbsam, ką namui, ką gali namui, ar padėti kažkas, ar kad ir tų blokelių porą, ar to šiferė, vis tiek dasidėti, vis va tas reikalingiausia, kad namą atbudinti, patiems jau nieko nebereikia, kad tik namus vėl turėti. Tik tiek. Paukoja žmonės, aišku, iš gerumo, bet suprantat, sunku imti. Geriau pačiam duoti buvo, negu imti tavo iš kitų. Tai jinai ne tik pati vargo, jinai netgi ir seserį buvo pasiemus auginti, globoti. Nes mamai buvo, kaip suprantu, atimtos motinystės teisės. Tai aš taip suprantu, kad jinai ir pati daug padėjusi yra visiems. Ir aš tikrai širdimi jaučiu, kad šitiem žmonėm tikrai reikia padėti. Tikrai. Aš matau, kad čia net kažkaip, piešinukai čia kas. Tikriausiai vaikų. Tai išsaugom, da nuotraukų buvo likę biški, kur užvirtė, matyt, spintelės lika, bet žinot, visas mes. Taip, čia vaikų piešiniai.
Aš tai manau, Eglė, kad reikėtų turbūt kažkokios tai technikos, kuri galėtų nuo viršaus imti ir... Tai va, kad būtų tos technikos, nieko aš pašiu savivaldybei klausiu, kur mes galėtume padėti, aš nieko nežinau. Nežinau. Savivaldybė. Juk jie turėtų būti šitos žemės vietininkai ir žinoti visas bėdas, ne tik žinoti, bet jie valdo ir lėšas. Taip, nieko, žinokit. Kadangi jūs nesate socialiai remtina šeima. Taip, nieko ir negausim. Taip, nieko ir negausim. Netitinkat paramos gavėjo statuso. Taip, išneš pajamas. Taip, va, sakom, stengias, uždirbi ir tu nieko, žmogus net nelaimį negauni, nei pašalpų negaudom nieko. Už vaikus, nieko, nes stengiamės, dirbom, kad uždirbt. Ir va, ir kai nelaimį ir tai negauni, nors mokesčius mokytai valstybei. Taip. Gal aš ant lauko stovu su vaikais 3, niekam neįdomu, kol tu pats nenueini, neieškai ir dar nelauki. Niekam neįdomu. O kur vaikų teisų tarnyba, vaikų teisų kontrolieriai? Nežinau aš tokių dalykų iš vis. Net jau nepaklausė, ko mes galime būti naudingi? Nieks nebuvo atėję, nieks. Skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas. Štai tokia valstybės instancijų pozicija. Tai? Už ką valstybei mes mokam? Atvykome vėl į Šiaulius pas ponę Eglę. Kam reikėtų dėkoti, kadangi aš matau, kad viskas... Tai dėkoti, vyrą, broliam. Mano broliui, vyrą bendradarbiam, draugui, nes padėjo viską nugriauti. O išvežti padėjo mano kaimynės organizavo ir viską išvežė, kiek tonų daugybės. Daugybės džiaugiamės, per vieną savaitgalį viską nugriuojam. Čia yra, nežinau, čia džiaugsmas didžiausias, kad nebestaukas stovėjo. Taip, šeštadienį nuo ryto 7. Prie plušėjo pilnas kiemas, pilna gatvelė mašinų. Visi kaip galėjo, taip griovė, žinokit, kaip čia viskas vyko, viskas ore. Šitaip žmonės buvo įnikę į tvarką, šitaip greitai, sparčiai viską padarė. Matot jau, kiek blokelių suorganizavo mano kaimynė, kad už savikainą atiduot ir blokelius, ir blokus pamatam. Irgi 2 kubus vagėgnių paukoja, lentų. Tai kaip tada, Eglė, bekeiktumės tą valdžią, valdžia visada bloga, o žmonės vis dėlto Lietuvoje vis dar geri? Taip, iš tikrųjų. Ar yra dar kažkokių daiktų, kurių mirtinai reikėtų? Tai žinot, tai statybas dar neprasidėjo, bet kai prasidės, gal ir langų, arba durų, ar pigiau galėtų, ar su nuolaida, kad duotų, tokių dalykų. Tada prašysiu tavęs kartu su manim 3 kartus ačiū visiems geriems žmonėms, gerai? 3, 4. Ačiū! Ačiū! Visiems geriems žmonėms, iš tikrųjų, visiems ačiū. Tiek yra gerų žmonių Lietuvoje, o tu netikėjai. Girdžiu vėl šnirpščiai nosį, bet šį kartą iš džiaugsmo. Taip, iš tikrųjų netikėjau, kad tiek yra gerų žmonių, bet yra, pasirodo yra. Visus geros valios žmonės, norinčius ir galinčius padėti nelaimės ištiktai šeimai, kviečiu skambinti laidos telefonu. Skambinkite ir jūs, jeigu jūs ištiko bėda ir reikia pagalbos. Mes čia tam ir esame. Linkėdamas ramaus savaitgalio, atsisveikinu iki pirmadienio. Sudie. Muštynės kaimo vidury ir butelį išmainyti vaikai. Vaikai būda atsikėlę, klaus, kur tėtė, ką man pasakyti. Tėvo pamoka dukrai. Labai maždaug. Ir vaikus? Jau. Už ką buvai teistas ir vos neatsisėdai į kalėjimą? 24 valandos skuba į pagalbą, pirmadienį 17:25 per Elanką.